Sveiki! Šioje pamokoje mes susipažinsim su mokytojo profilio redagavimu. Pasirenkam nuorodą Edit My Profile. Atsidarys profilio redagavimo aplinka. Aplinkoje yra dvi kortelės – Edit Profile ir Desync Profile. Edit Profile kortelė yra duomenys, kuriuos jūs įvedėte registracijos metu. Čia jūs galite tuos duomenys pakeisti arba papildyti. Taip pat čia jūs galite pakeisti savo atvaizdą. Pavyzdžiui, įterpti naują nuotrauką. Tam reikia paspausti nuorodą Change Photo ir paspausti klavišą naršyti. Ir vietinio kompiuterio paveikslėlių kolekciją išrinkti tinkamą paveikslėlį arba nuotrauką, kuris būtinai turi būti GIF, JPG ar PNG formatu ir neviršyti 5 MB. Ir po to paspausti klavišą Upload Avatar. Taip pat čia galite pakeisti ir gyvenimo šūkį. Atlikus pakeitimus būtinai spaudžiam klavišą Save Change, išsaugoti pakeitimus. Kortelė Desync Profile jūs galite pasirinkti profilių dizainą. Tai atlikti padeda redagavimo kortelių skydelis Profile Edit. Pasirinkam kortelį Skins. Atsidaro dizaino galerija, iš kurios mes galime pasirinkti kokį nors dizainą savo profilį. Daleiskim šitą. Pasirinktas dizainas atsiranda iš pradžių peržiūros laukelėje. Jeigu jis mums patinka, spaudžiam klavišą Use It. Pasirinkus kortelę Skin Maker, jūs galite sukurti savo dizainą. Čia jūs galite pakeisti tekstų, nuorodų spalvas, galite pakeisti informacinių langų spalvas, lentelių spalvas, fonų spalvas. Atlikus norimus pakeitimus, būtinai nepamirštam paspaudę mygtuką Save Change. Dabar galime peržiūrėti naujo sukurto profilių dizainą, paspausdami nuorodą View My Profile. Ir taip mes išmokome pakeisti mokytojų profilio dizainą. Sėkmės!